Nieko neįmanoma, lietus buvo, visos sąlygos, galėjo dabar lyti, bet viskas gerai gavosi. Toks įspūdis buvo judantis pasaulis perpetuum mobile. Juos dėvint nebūtų gėda pasirodyti arba skristi pirmąją klasę. Artėjant šiltajam sezonui, ne vieną gyvenimo dulkėse paskendusi žinomą ir nelabai žmogų užvaldo mintis pakeliauti aplink pasaulį. Žilvinas Grigaitis šią svajonę užvaldžiusiai jau studijų laikais įgyvendino. Jeigu natūraliai tokią kelionę pirkti nuo A iki Z, tai yra labai daug pinigų. Ir tikrai pagalvočiau, ar verta, nors ir turint, nežinau, 10 ar 20 milijonų, ar verta, sakykime, daugiau nei 100 000 mokėti už tokį bilietą. Bet aš dar kartą pabrėžiu, kad aš tiek nemokėjau. Keliaudamas pirmąją klasę ir lankydamasis geriausiuose pasaulio viešbučiuose, Žilvinas sako, jog išmanyti turtingo žmogaus etiketą tiesiog privaloma. Norisi vis tiek to būti pasaulio piliečių ir sakyti, kad jeigu aš lietuvis, tai nereiškia, kad aš nežinau, ar nemoku, ar negirdėjau. Pasirodo, prabangiausiuose pasaulio vietose jokie oligarchų pinigai neišgelbės, jei nemokėsi elgtis. Žilvinas prisipažįsta, kad dažniausiai apsijuokia turtuoliai iš Rusijos. Apie juos vien tik tai anekdotų, kiek yra, kaip jie elgėsi. Ir aišku, be abejo, sėdint Paryžiui, sakykime, Charles de Gaulle terminale, kur yra vadinama ta premier klasės laukiamasis ir taip toliau. Nu, aišku, tai kas garsiausiai kalba, kas garsiausiai rėkia ir kas daugiausia krepšių atsineša su tam tikrai ženklais užrašytais. Aišku, rusiškai kalbantis. Anot Žilvino, dažnai kuriozų pasitaiko dėl dress kodo, kai žmonės pirmą kartą skrenda pirmąją arba verslo klase, nes net ir ten reikia paisyti savo aprangos. Daug kur, iššaukiančiai arba jeigu ten su maudymosi kostiumėliu ateisit, tai tikrai gali jūsų neįleisti, nors jūs galit būti ir super VIP ir būti pirmos klasės uždaroje erdvėje. Vyram dažniausiai, kad išsisukti iš visos situacijos, reikia turėti švarką. Gali būti džinsai užsidėti, gali būti tos pačios, sakykime, šlepetės, kaip, nežinau, lietuviškai galima pasakyti, nes visa Australija su tokiom pačiom vaikščia, bet švarkas visada išgelbės iš nepatogios situacijos. Taip pat į labai svarbių personų etiketo pareigas įeina žinojimas, kiek arbatpinigių dera palikti. Reikėtų palikti ne 5 ir ne 10 dolerių, o nuo 50 iki 100 dolerių ir daugiau. Kalbant apie prabangiai keliaujančių turisto malonumus, svarbu pažymėti privatumo privalumus. Privatumas yra visada, tu turi pasakyti, ko tu nori. Ar tu nori, kad, sakykime, tavo pavardė nefiguruotų registratūroje, ar tu nori nebūti trukdomas, ar tu esi čia inkognito, ar pas tave ateis kažkokie svečiai ir bus pas tave vakarienė, kokį įėjimą tu nori naudoti ir taip toliau, taip toliau. Taip pat turtingas žmogus turi žmogų, kuris iš anksto pasidomi, kokie specialūs pageidavimai ir ar nereikia išpakuoti lagamino iki svečiui atskrendant. Prieš atvykstant kelias dienas paskambina ir paklausia, kokie yra jūsų norai. Ir dažniausiai jie jau žino, jeigu ne pirmą kartą gyvenate, ko norit ir kokios pagalvės turi būti, kokios gėlės gali būti jūsų kambarį, kokie pusryčiai ir taip toliau. Žodžiu, turtingas žmogus ne tik gali gauti viską, bet ir būti nubaustas už etiketo nežinojimą. Žilvinas dar kartą patvirtina, jog net jeigu tavo sąskaitoje milijardai, tai dar nereiškia, jog tave toleruos prisigėrusi ir šūkaliuojantį nacionalinius keiksmažodžius.